Labas rytas, šį kartą netoks aktyvus rytas, dėl to nes aš šiandien bus tokia diena, kur aš nežinau kaip pasibaigs. Mano tikslas būtų šiandien pereiti per Tadžikistano sieną, nuvažiuoti iki artimiausio miesto, bet aš neįsivaizduoju, kaip tą reikia padaryti. Jei važiuoju dabar į autobusų stotį ir ten ir išsiaiškinsiu, kaip man pavyktų nuvažiuoti iki Tadžikistano sienos. Čia pakankamai aktyvus judesys iš tikrųjų. Kažkaip railsiusi. O kur čia tas stotis? Ai, va čia jau yra ir gali įsirinkti mikruškę, į kurią sėsti ir važiuoti. Greit pavyko susiderinti. Hello. Jartepa? You go to Jartepa? Near the border to Tajikistan? Yeah, same. It's good to find other people also going there, you know? Pilnas autobusiukas, važiuojam, čia galia vietos nėra per daug, bet koja susikėlęs, šausim iki sienos. Žodžiu, atvažiavome iki Tadžikistano sienos, grynai iki pat sienos. Jau manos ten Tadžikistano vėliava. O ten, žodžiu, matos vėliava jau. Tai aš manau, kad bandau aš pėsčiom varyt. Nieko čia nebus. Tie dar kiniečių žmonės irgi varo, bet man taip atrodo, kad jiem negalima net su jų pasu į Tadžikistaną. Bet, ne mano bėdas, aišku. Не. Не, брат, не надо, брат, все хорошо. Успокойся. Einu, šį partį dar pasiimant cigerą kažko ir viską, šausim. O tik paskutinius pinigus išleidau ant bananų ir kažkokių nesąmonų, vaflių. Šiaip net keista, dar pirmą kartą gyvenime aš per sieną eisiu dar Tadžikistano sieną pėsčiom, kažkaip net keista, net nežinau, biškį net jaudinuos iš tikrųjų. Na žodžiu, tikiuosi viskas čia bus gerai, aš šitą kamerą čia mosikuotas gal nelabai galima, bet bandysim, įsidėsiu į kišenę, mikrofonas prijungtas. Va, slepiu kamerą jau. Assalamu alaikum. Takom, Litva. Žodžiu, per uzbekus labai lengvai viskas. Dabar į Tadžikistano. Tadžikistano siena. Tadžikistano prezidentai, draugeliai. Bėlėvikė. Sorry, nema filmuoti negalima. Простите. Как? Плакат? Покажи. Камера. Lyg ir viskas. Aš Tadžikistane. Aš vos neprisidirbau blembus už tą kamerą. Aš ten biškį pafilmavau viduj, ten tą prezidentą jau ir tuntus. Tipo, sako, parodai, ką čia filmavai. Sako, tikrai čia tu, tik tais tiek, sako, jo, parodžiau, sako, gerai, viskas. Jeigu savo tik tais, tai gali. Biškį peršėkęs buvau blembą. Bet gerai, dabar aš Tadžikistane, o kas toliau? Man dabar tranzuoti, čia reikės iki artimiausio miesto, nes... Bet čia kai vėjuota, vidury, dykumų tiesiog, visiškai. Ir absoliučiai nieko netikrino, tiesiog pasą štampą uždėjo, nei daiktų nežiūrėjo. Aš kaip tai dar norėjau dėti savo daiktus ant tos, aplačiai gal tik šis terminalas. Sikniusiu taksiorai, karočią. Bet jo, viskas, Tadžikistane aš jau oficialiai. Oficialiai Tadžikistanas jau. Автостоп, да. Taxi, kitas savo taksis. Hi, man. What? I'm Panjakert. And you? I'm Dushanbe. Dushanbe. Yeah. But it's on the direction to Panjakert. And how are you going? Like by hitchhiking or? Hitchhiking for Dushanbe and going to Bavir Highway. But you will go, yeah, me too. But you go now to Dushanbe with taxi or with hitchhiking? Taxi? 180 Soms? To Dushanbe, yeah? Yeah. Okay, I think I'll just stop a car maybe somewhere there. It's better. And breathe wearing that. And also like it's very, I mean I can walk like in 2 hours maybe to Panjakert. Okay man, good luck. Bye. Žodžiu, šiaip
Šiaip ten buvo irgi tų SIM kortelių, bet jos tokios žiauriai brangios buvo. Aš manau, kad aš tikrai pigesnių rasiu. Aš dabar be interneto ir be pinigų bandysiu iki atimiausio miesto kažkaip nuvykti. Kol kas nestoja, bet dar noriu parodyti štampus. Čia štampai va, Tadžikistano, Uzbekistano išvykimo. Atvažiavau tą Pandžakentą. Žodžiu, planas yra nueiti SIM kortelę išsiimti, pirmas darbas, ir pinigų. Po to reikės ieškoti nakvynės. Bet žmonės tokie labiau šiek tiek turi tokio persų kraujo, tokio iranietiško biškį, gal afganistanietiško. O, bankomatą, žiūrėk, gal čia paėsimt pinigėlį. Pinigų manęs prašo, kur čia ką tik išsiėmiau iš bankomato. Žodžiu, 100 eurų įsiėmiau štuką šitų somonų. Antiekė arbatom įlika nestatulos ar arbatoms skirtos. Bet ta prasme, visiškai garbino savo prezidentą. Į kelintoj vietoj tiesiog milžiniškas plakatas yra ant pastato. Čia gal jis toks diktatorius jaučiu. Tadžikistano. Moteris užvėjęs mane vėl sakys, kad ištrint. Žodžiu, parkas ir vėl tiesiog ant to reklaminio stendo tiesiog eina kažkoks video kaip reportažas apie jų prezidentą. From Lithuania. David, Lithuania, Litva. Litva. What's your name? Usmo? Yes. You? Munis, Usmo? Sherafka. Nice to meet you. What's your name? David. David? David, yes. Tajikistan? Tajikistan, first time Tajikistan. No, it's Tajikistan. David name is Davut. Davut? Yes. The name Davut. Yes, Davut. What is in your bag? What do you have? How much you have? It's 11 classroom. Classroom, you go to school? Yes. Yeah, in summer you go to school? It's extra time. Extra school, okay, nice. Barca or Real Madrid? Sorry? Barca or Real Madrid? Barca. Barca. And you? Barca. Barca, but Argentina lost yesterday. Yes. Ronaldo or Messi? Messi, my friend. Labai gaudžias prie manęs stipriai. Neišneštų kas piniginas. Ja, bet čia jau mane, čia 5 žmonės su manimi eina. My bro. What? SIM card. SIM card, yes. I go to T-Cell. T-Cell? Yeah, T-Cell. They have Yes. many internet, but it's here, I know. No, look, there is one T-Cell here. Wait. I found on Google Maps. On Yandex Maps, you see? Barakat? Barakat and then T-Cell. This is Barakat. No Barakat, but T-Cell. It's good SIM card, this one, or no? Good SIM card. Good? Okay, if no T-Cell, I come back here. Man įdomu, kiek su manimi eis. And what do you do like after school? You go play something? Yes. Yeah? Football or something, a sport? What is your favorite food? Favorite food? Yeah, what to try? Samosa. Samsa, but I ate in Uzbekistan. Uzbekistan. Yeah, I came from Samarkand. Osh palov. Osh palov, yes. Manti, shashlik kebab. Yes. And others. Also, you. Oh, no. Yeah, потом. Later. Yes. Hello, my friend. Yes. No, later. I really don't want to eat now. Before? Frutop? Frutok. No. Frutop. Frutop. Cheese or? Yes. Oh, why? No. It's fruit, butter, and
Ne, aš nesprantu, kas čia vyksta, bet tie vaikai čia aplink. You see market? Yeah, but I go to market to buy the... Ne, va čia žmonių. Salam alaikum. Absurdas šioks. Biomarama da akcija, bisomo biomarama. Bisomo da akcija da bisomo. Och, tu save. Oh, Tissel. Very good, very good. Oh. Kas čia vyksta dabar per judesys? Viskas, šauname Tisselį. Internetą pasiėmiau, biškį šį brangokai buvo čia 15 eurų ir tik 30 gigų, nepalyginti su Uzbekistanu. Mano draugai išėjo, ačiū Dievui, šiaip tikrai norėčiau, aš su jais bendravę, dabar žiauriai, aš neturiu energijos. Ir čia belie koks chaosas vyksta, man reikia surast, kur miegos šiandien. Oi, tu savo, kas čia per judesys. Čia visiškai nieko panašaus į Kazachstaną ar Uzbekistaną. Moteris slepias nuo kamerų jau. Savo. Visam sakėp. Brantas. Šiaip kažkur man taip atrodo. Turėtų čia būti. Aiva turgus, bazar, kur man sakė tas. Pačias. Dėžė miego. Šičia man kultūrinis šokas toks minimalus iš tikrųjų. Žodžiu, visai čia viskas gerai sekas man. Atėjau į hostelį, tiesiog be rezervacijos pasiėmiau kambarį už 10 eurų. Po to palauk parodysiu, kaip iš lauko atrodo, bet labai fainas hostelis. Daug čia lovų. Vaizdas pro langą. Jie dabar įsimaudė biškį. Man susivok, kur aš randuos, nes tikrai labai skiriasi nuo Uzbekistano ir tada pradėsim gal biškį pasivaikščioti po miestą, kažkas tokio. Nu, eisiu pasivaikščioti, jau Uzbekistane sugrūdinau, tai man dabar 38 laipsniai, 2 valandą dienos nevaisu. Hostelis šiaip iš tikrųjų nestėjau, kad toks fainas bus. Toks mini kiemukas yra, augina čia man kažkokias daržovės, kažką vaisius gal. Čia yra toksai, manau, darbuotojų toks kambarėlis. Mūsų leidos į apačią. Čia kiemas, po dešinčio dušai. Jie dar uždėjau varnelę, kad žinotų, kad iš Lietuvos irgi čia yra pirmas žmogus atvykęs. Gal ne pirmas, bet gal ir ne koks 20. Ir biškį pripažįstu, biškį nuvertinau 8 valandos saulę. Galvau, kad aš visagalis, bet iš tikrųjų 38 laipsniai tai jaučiasi. Nėra ko norėt. Ne taip stipriai, bet jaučiasi. Varau į turgų. Bozor. Šiaip čia keista, nes realiai čia kirilica. Uzbekistane buvo lotyniškos raidės, kaip arabiški tekstai. O Kazachstane vėlgi kirilica. Šūkai čia yra lygiai. Eina salkė, čia gerai atrodo viskas. Hai. Visi sveikina su manim. Alaikum. Salam alaikum. David. Salam alaikum. Hello my friend. David. What's your name? David? My name is Do. Do? Nice to meet you, my friend. What are you doing? Playing? Yeah? What do you play? Salam alaikum. David, how old are you? Лет сколько вам? 5? 10? Что вы делаете? 10? Вы что делаете? What are you doing, guys? You work? Yeah? Can I see? Можете показать? Can I see how you work? Yeah? Опа! What do you do, guys?
play football? Messi? Messi, Ronaldo? Ronaldo? Ah, no, Messi better. What is best Tajik football? No? Sanu? Sanuk? He play for? You live in this house? Where do you live? In this house? Assalamu alaikum. Сколько килограмм? Это не килограмм, а по штуку. По штука, сколько одна штука? 25 суммы, 30, 40. Маленькие есть у вас? Такие? Маленькие вот такие штуки. Ага, тогда я пойду в магазин, вернусь и куплю. Ну, потом я один, я большой не могу. Ладно, дорогой, Все, priežu потом. Aš iš tikrųjų nenoriu pirkti, bet aš norėjau parodyti, kad jisai turėjo kopūsto lapą ant galvos susidėjęs. Vietoj kepurės. Žodžiu, pasiėmiau iš tai bad boy arbuziuką. Jau kaip noriu šį susileist, iškart šoku į hostelį. Nežinau. Keistai atrodo, bet nespręsiu iš viršelio dar apie knygą. Neblogo šiaip. Žaidžiam šaškiam su kambarioku. Šis iš šeimininkų sūnus. Arbūzai labai skanus. Žodžiu, aš ir mano draugelis. Išvarom pavalgyti. Sakė, žino gerą vietą, kur galime pavalgyti. Tai eisim paragaut maisto vietinio. Pasvaikščiosim biškį. Fainai. Žodžiu, pagaliau atėjom. Čia pasirodo ta pati vieta, kur aš mačiau ryte. Čia pasirodo ta pati vieta, kur aš mačiau. Nu, davai. Sakė, čia pigu. Тут новый сделали? Новый? Не тут? Тут другой, да? Или нет, что посмотрим? Нельзя мне. Не? Почему? А для маленьких нельзя, да? Да. Саком, vaikam negalima. Вот это женится. А, женится. Свадебный зал, да? Май, папа. Поженились, да, там? О, можем присесть, да? Который ты хочешь, выбери. Выбери, который хочешь. Можем тут сесть. Тут взять. На диванчик. Вот тут. А, твое место? Я угадал? Atspėjau, jo mėgstamiausia vieta. Viskas, pilnai stalas paruoštas, šašlykiukas. Čia kažkoks tradicinis irgi patiekalas. Dar neragavau. Čia tai iš to sūrio padarytas, kur man kažką davė. Čia kaip jisai sūrus padas. Mėsa labai skani, jautiena. Ir daržovės. Оттуда, оттуда. Į stadioną atvedė mane. А ты не будешь? Ты не будешь там идти? Сейчас. Они так тоже залезли, да? Тут нас оштрафуют, если вы выйдет.
Не? Нет, вообще. Если увидеть вот это полиция, Да. Jaučiu varysim fulio žaisti to vaiko. Salom. Futbol? Ai. Aš taip pavargau. Pasuj! Pas! Aš kaip pavargau. Mes čia to prezidento aikštės pūlę lošim. Pas! To, da. Pas, tam. Давай. Ай! Ой! Все, я собачка. собачка. Президента, штулпа tiesiog. Беги. Снимаешь? Да, снимаю. Отберу мяч от тебя. Ай! Ха-ха-хай! Отберу мяч! Dar ledų pasėmėm su draugu. Šiam centru vienas ledas. Oi, gerai. Labas rytas. Vakar jau grįžau pamiegojusi, maudžiu, net sveikinau. Kiek čia žmonių iš ryto? Dėlien kiek. Morning. Hodžiu einu stoti ir papasakosiu biškį daugiau. Čia neįtikėtinas judesys, ta prasme. Panam. Oi, nesauk, kas čia vyksta. Kur važiuot kojų man? Idiotas. Žodžiu, esmė tame, kad ta prasme čia tokios kaip stoties autobuso nėra. Čia yra tik tais tiesiog tokios karučiai mikriukai, kaip aš vakar galvau, kur tu ateini, sakai, kur tu reikia važiuoti, tada surenka chebra ir tada visi važiuoja, žodžiu, va tokie va važinėja. Važiuoja šok numeris, tipo maždaug kur plius minus važiuoja. Tai aš va dabar su tokiu turėtų 8 valandą, dabar pusę 8. Toksai 8 valandą turėtų išvažiuoti. Dabar aš einu ten ir bandysim iki to kaimo dasigauti, taip sakant. Man taip parodo, kad čia stotis. Jo, čia. Salam. Озерс. Да? Автобус. Автобус чей? Шин. 8. 8 valandą это автобусas. Шин место. Шин. Автобус, да? Автобус будет? А где он? Vakar sakė, autikas bus. Šiandien nebus jau. Mašina. On? Aš visiškai nesąmonė kažkokia, absoliučiai. Už nesivlemba, aš negaliu. Net ne 8, pusę 11 išvažiuoja. Kiti ten kažkokios nesąmoningas kainas, sako, tipo. Aš tiesiog susinervinu, išėjau iš ten sklaidytis visi su kainom. Sako, 30 eurų. Kai vakar sakė, ryte, ką tik sakė 3 eurai, tada prioritetas sako 30 eurų. Žodžiu, einu, aš varau pėsčiom, pato tranzuosiu. Tingai aš su jais paaiškinti. Autikas sako, yra pasirodo, vienas buvo 6 ryto ir man vakar sakė 8, aš būčiau 6 atsikėlęs, ramiai tvarkingai ir nuvažiavęs. Žodžiu. Я 7 озеров еду. Сустоя был žmogus. Ахмат man. Я просто... Va čia morkos geros, čia sakė, iš čia tikrai pirks. Čia geros morkos. Varėm cementą krauti. Да, давайте. Быстрее.
Tiesiog į tokį ramiai papuoliau. Linkme aš jau galiu tiesiai eiti, 25 km ir bus mano ežerai. Aišku, stabdysiu mašinas dar iki tų laiko. Bet bent jau viskas, bent jau startas yra, tai jau smagiau yra. Ja, šing. Ahmat. Litva. Kargo iš pavadėlio tiesiog ramiai vedasi. Ahmat. Ой. Спасибо, что остановились. Давид. Нету. Нет? Ну, где вы едете, да, хорошо. Я озеро еду. Озеро очень красиво. Есть Литва у Польши, там, ну, где Левандовский. Там потом наша страна. Автогол. Севет? Озеро, да. Кущик, келей. Ой, с велосипедом ездит. Там kūrašė papuoliau. Įdomu, čia ryšys yra ar ne? Yra ryšys, geresnis negu Almatoj. Ir man dar čia 10 kg liko jaučiu. Oi. Eina sau. Bet kalnai yra fantastika. Hello. How are you? Ronaldo, эй! David, what's your name? Как тебя зовут? Имя? Пока. Ладно, говори, не люблю. Gal tas motas sustos? Hello, привет, брат. До Шенга может ездить? Hello. Hello. Salam. David. Шинг. О. Ahmat. Ой. Опа. Hello. English, Russian? Little English. I'm Faro. David. Nice to meet you. I'm from Lithuania. Litva. Litva? Yes, Litva. Oi. Kai vaizdeliai. Sau. Smuku šitą keliai. Keliai, pažiūrėkite. Koks fainas bachūras, 24 metų. Atvežė iki kalnų. Su 4 mašinom pasiekiau tą vietą, kur su autobusu būčiau pasiekęs. Wow. Čia gyvenvietės kalnų.
Šiaip aš tai dabar supratau, kad man čia reikės tokia 10 valandų žygiuoti, o aš neturiu nei maisto ir tai pusę litro vandens. Litrą gal jo. Litrą vandens ir 0 maisto. Kaip aš nepagalvojau tam miestį nusipirkti kažko. Paviškiai artėjau link pirmojo ežero. Ne vienos mašinos nebuvo, nei viena, nei kita pusė. Aš priėjau kažkokią gyvenvietę čia. Jau pirmas ežeras labai greitai bus. Aš tikiuosi, gal bus kokio vandens kažko pasipildė dulemba, nes aš tą paskutinį litrą taupausi, kad vėliau biškai, nes gerklė belia kaip jau išdžiuvo. Aš visiškai nepagalvojau. Kažkaip buvau labiau susikoncentravęs, kaip reikėtų iki čia iš vis atvykti, nes pamiršau apie vandenį, apie maistą, apie visus šitus dalykus. Ten to vieno deduko paklausiu, sako, iš upės gerk. Aš tikrai nemanau, kad čia galima upės vandenį gerti. O, pirmą mašiną pravažiavo. Ta mergina plauna rūbus. Ten priekį kažkoks judesys vyksta, gal ten kokia nors, nežinau, bus vandens. Salam aleikum. Литва. Литва. Понимаю, да. А вы, может, Давид? Рядом познакомиться. Давид. Да. Я знаю. Из Литвы тоже, из Таджикистана к нам приехали машины покупать. Да. А как у вас тут? Тут очень нравится. Ну, у нас тоже хорошо, но гор нету. Горы не туда? Да. А вы, может, знаете, где можно воды пополнить? Но у меня только... Если реки можно? Да, прямо из реки можно. А, ну, не будет потом плохо, нет? Ничего не будет. Ничего не будет? Я пьем живу. Хорошо, тогда я эту закончу и пополню. А если хотите, еще можете идти еще... До озера, да? До озера можно еще, если воды есть у вас. Да, есть. А если хватит, на озеро наполняйте. Все. Чай будет где? Чай? Ну, давайте. Давай. Пойдем. Ахмат. Ой. У меня время много. Это хорошо, когда вы... Спасибо за... Hello. Спасибо вам большое. Арбата спокойно у нас. Ага. У вас тут красиво очень. Салам алейкум. Пожалуйста. Салам алейкум. Присаживайтесь. Давид. Приятно познакомиться. Давид. Саванамус. Это хорошо, что вы зеленый чай пьете. Да, я только зеленый пью. Мне очень нравится зеленый. Ага. Как тебя зовут? А? Будна спявна. Чай зеленый крепкий. Крепкий, да. Мы там крепкий пьем. Как по-таджикски, да? Да. Это просто чистые, да? Да, причем снимаю немножко для себя, потом для семьи буду показывать. Štai ši mama iš dangaus nusileido. Ačiū Dievui, iš tikrųjų atsigėriau daug ir pavalgiau. Kaip naujas žmogus visiškai, tai žiauriai džiaugiuosi. Dar blūdą atneša. Eina sau. Kaip man pasisekė su to šeima, eina sau. Tokių gerų žmonių iš tikrųjų reikia paieškoti. Salam aleikum. Žodžiu, tai mane pamaitino. Pagirdė. Hello. David? What's your name? Как тебя зовут, Давид? Чай. Да. Что? Ты живешь тут? Я? Это купаться я пойду. Бум-бум. Дай иду. Дай. Пока. Бай-бай. Бай-бай. Насал.
Bye bye, bye bye, have a good day. Eina savo, žinai. Aš negaliu nustoti šipsuotis tiesiog, man čia tai patinka. Nu, aš dabar esu jau 1650 metrų virš jūros lygio. Čia tas ežeras randasi pirmasis. Visiškai фантастичной локации. Могу я покататься? А, могу? Давай. Как тут надо? Просто садиться и все, да? Ой. Опа. Фух. А? Фото? Давай. А как тут? Опа. Ай, немножко так. Не, с камерой так. Не, так, просто держи. О, хорошо. Ой, иди. Ой. Как остановить? А как остановить? О! Ой! Ай! Не-не-не, не беги, воду! Не, беги, ладно! Ой-ой-ой! Ой! Опа! Ой! Спасибо тебе, брат! Žodžiu, pirmas ežeras pasiektas. Bet ta prasme vandenčių drumas. Man tas didukas sakė, kad ir čia gali vandenį šitą gert. Nu, ežero vanduo vis tiek jis nėra, kad labai judėtų, tai kažkaip ežero vandens gal negersiu, bet kokio mėlynumo vanduo, kokio žydrumo. Bet ir gilus matosi, čia iš karto įeini ir iš karto gilu. Bet antras ežeras lygtais yra skirtas jau grynai maudymuisi, ten yra pliažas padarytas, tai aš čia per daug neusibūnu prie pirmo ir einu link antro. Čia iš viršaus taip atrodo tas pirmas ežeras. Bet iš ten taip iškilau. Ir dar ten reikės kilt. Jau šitas tikrai aukštesnis bus ežeras, antrasis tas. Šiaip pažiūrėjau, kad iki ketvirto ežero nueit yra apie porą valandų, kas yra iš esmės įmanoma su viena pertraukėlė. Bet iki ten tų 6-7 aš kažkaip abejoju, ar aš varysiu, nes kas 9 valandas eiti vieną pusę čia. Tai žodžiu, nu pažiūrėsim, dabar nieko neplanuoju, kaip sakau. Geriausia nieko neplanuoti. Pirma dienos. Nežinau, ar matot, bet 25 laipsnių, žodžiu, tai žiauriai pasisekė, kad yra normali temperatūra. Nes jeigu čia būtų plius kem, tai aš užsilenkčiau 100%. Pakilau iki to antro ežero. Nu ką, persirengiu, žodžiu, ir šoku į vandenį. Vanduo šaltas, bet nėra kad žiauriai kaip tam kriokly. Bet šiaip, ta prasme, įžengė vandenį ir belia kaip susmino koją. Ir tada pakyla tas visas žemės. Bet šiaip vanduo žiauriai švarus. Ta prasme, aš manau, kad tai vietiniai tikrai geria tą vandenį. Nu visiškai atrodo, kad šulinio vanduo būtų. Čia kažkokia dar priejau tokia biškį didesnė gyvenvietė. Čia man rodos kokios nors kaip palė viešbutis gal. Čia šiaip rodo, kad turi būti lesykla, kur pavalgyti pašaro. Tai aš pasižiūrėsiu. Būtų šiaip gerai iki susileisti šašlyką, nes dar, sakau, nemažai gabaliukas liko kelio, kad pasistiprinti prieš jau šturmuojant tą paskutinius 3 ežerus. Žiūrėjau. Čia dar maudytis galima, toksai vaizdas, čia pavalgysiu. Ir po to tose namukuose, kur prieš tai rodžiau, už 10 eurų sutariau, kad man leis pernakvot.
Tai žodžiu, dar pigiau radau variantą. Visiškai netikėtai. Tai vėliau čia grįšiu. Žodžiu, maistas atėjo. Ta prasme, be žodžių visiškas. Amo netekęs. Tokį vis nuvalgysiu. Nežinau, kiek sumokėsiu, bet nesvarbu. 5 eurų čia bus. Žodžiu, labai skaniai pavalgiau ir kaip ir sakiau, 5 eurų sumokėjau už arbūzą, duoną, plovas, sultis, arbata ir salotos. Tai dabar 2 valandos yra man iki 5 ežero. Dar 3-4 pakeliui pamatau ir tada 2 valandos grįžti. Tada ten ir miegosiu. Čia bitės kažkas laiko. Nebloga lokacija bitėm su tokiu vaizdeliu. Žodžiu, viskas, perėjau aš tą gyvenvietę jau. Čia jau yra kažkokie namai matosi. Upelis, kriokliai mažiukai. Čia kažkur turėtų... Aš šiaip nelabai įsivaizduoju, kad čia tipo žemėlapį rašo, kad čia yra kažkokia maža labai... Salam aleikum! O, hebra, rašo, kad yra maža pardė. Bet aš neįsivaizduoju, nu aš netikiu. Salam aleikum! Давид? Приятно. У вас вода есть? А? Вода простая, не газированная. Merhamet. Вот. Okay, продуктовая. English, Russian. English better. Tajik. Tajik. Nice to meet you. What's your name? Tajik. Wait. Dilruba. Dilrupa. Nilufar. Nilufar Dilrupa. Farzana. Farzana. Sistra. Sistra. Nice. 1 second. I take a lot of water, okay? This is okay. No gas, yes? No, gas. Okay, then I take also demo vandens. Iš savo drauginų. 5 eurų. Vandenį, bananai, obuoliai. Не, один хватит. One enough. Okay, very good. Ahmad. Bye bye. Hey. 5 eurus mokėjau už viską. Bye. Su kalkuliatoriumi viskas suskaičiavo. Ir ta prasme šitą gyvenvietę tai legendinė absoliučiai. Namai čia tokie. Hello! How are you? David. Nice to meet you. Hello, hello. Hello. Sutikau dar vieną žmogų. Sako, pas jį galiu gyventi. Tu, да? У вас можно переночевать? Да. А сколько вы? Бесплатно. Ахмат. Большое спасибо. Завтра сколько? Хорошо. Если ты не ночеваешь, сколько ты... Я один день только. Один день. Сапа не мог, мы говорим, гол, спасибо. Бро. Salam aleikum. Man rodos, jo žmona nesutinka, kad aš nakvočiau. Labai piktai žiūri žmona jo. Водка? Давид, приятно. Jo, dukra... Как? Как зовут? Давид. 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 Сколько часов придет? Через час. Придет. Да. Ладно, папа ко мне. Я пойду у... Майля. Ладно. А? Сын, ты с тобой ночевай. Как? Сын. Сын. Он в другом месте ночевает. Ага. Просто не Ну, не, если вам проблема, я вернусь в город. Проблемный.
Да нет? Согласен. Согласен? Да. Благодарю вам. Я пойду погуляю. Вот. Ой, здесь Чай? Потом. чай пить, чай пить. Хорошо, потом. Вечером можно? Чай пить, да. Вечером. Видите, вот сейчас. Я сейчас посмотрю и вернусь. Хорошо? Да. Можем чай. Все. Рахмат. Да. What? Ką čia įvyko, ką tik? Sako, nemokamai gali miegot pas mane. Ta. Žodžiu, viskas, per tą 5 ežerą priėjau paskutinio savo. Jau viskas, šiandien niekur nebeįsiu. Buvau viskas, šiandien paskutinis mano taškas čia. Tai jeigu paeis pas tą dėduką miegot, čia bus kosmosas visiškas. Aš netikiu to, nes ta jo dukra, ar ten dukra, man rodos, ten buvo. Jinai taip piktai mane žiūrėjo, ta prasme, atrodo, kad žiauriai piktai mane žiūrėjo, nes tiesiog dėdukas sutiko mane, sutiko visiškai nepažįstamą žmogų, viduryje kažkur kalnų ir po 15 sekundžių sako, ateik pas mane miegosi šiandien. Aišku, kad čia nesąmonė yra. Eina sau, kas per vaizdai čia? Atnešė man lėlę parodyti žodžiu savo. Žodžiu, visas jau kaimas žino, kad aš miegosiu iš tuose namuose. Ta prasme, bet ta mergaitė ir tas bičiukas sako, o, jūs šitam name tu tipo miegosi, slip. Ta prasme, čia vis, aš man rodos, čia būsiu žvaigždė šito kaimo. Tai žodžiu, mano namas va taip atrodo, kur aš miegosiu. Va čia va. Bet aš dabar nenoriu verštis į vidų, žinai. Tipo. O, aš čia miegosiu. Давай. А? Я ботинки даю вам. У меня там есть. Да? Да. Ага. Но я могу так ходить, нет? Нет. Туалет куда? А, туалет? Тогда Туалет вот зеленый. зеленый. Да. Я сейчас не хочу, потом. Я потом возьму. У меня есть запас. Хорошо. Žodžiu, man taip atrodo, jis nori mane suvesti su savo dukra, tai aš sakiau, kad aš turiu žmoną Lietuvoje, dėl to, nes aš jis sako, žinok, mano dukra labai graži, labai protinga, su jie miegosi vienu lovoj, sakau, seniai, ne. Žodžiu, ta prasme, aš duonos valgėm ir duonos ir arbatos tiesiog turi, pasidėjo kiaušinius, cukraus turi. Dabar išėjo tas dėdukas arbūzą pirkti. Aš jisai ant tiek klausinėja manęs, tipo, kuo aš užsiemu gyvenime, ar aš turiu vaikų, šitą šeimą, žmoną. Kokius 4 kartus klausiu, ar aš žmoną turiu. Aš sakau jo, tipo, aš jau turiu žmoną pilnai, ta prasme, apsiženijęs. Nes jisai tą savo dukrą čia atsiveda prie manęs ir tipo, mano dukra, 34 metai dukrai, įsiskyrus, vaiką turi. Labai gera dukra, labai gerai namuose viską daro, žodžiu, ta prasme, aš tikiuosi mane šiandien nesuves. Nors iš dalies gal ir visai nieko būtų čia gyventi. O tai va, ramiai. Pakrist tokai va namuose tokiuose. Ten beje asilas. Už lango žolę valgo. Tokiu vaizdu pro langą. Man atrodo, kad jie... Dažnai aš šitos du aš nupirkau atnešiau. Tai belikai apsidžiaugia. Jaučiu reikės tiek sumokėti, nes kažkaip lemą gėda biškį. Tai priėmė nuoširdžiai žmonės. Salangas, kurie plyšęs, Kokį 10 eurų jaučiu reikės palikti rytoj. 2 eurus daviau ant arbūzo dabar, nes pats paprašė jisai. Dar sakė, ar nori valgyti, padarysim tų ten bulvių visokių, sakau, ne, aš nealkanas, iš tikrųjų nealkanas esu. Ir šiaip man kažkaip žiauriai, biškį net gėda, ta prasme, parašyti, bet jisai nuoširdžiai, tas vyras nuoširdžiai, tipo, priėmė. Tai jau gali paeiti kambarį, žodžiu, mes čia miegosim. Sakė, čia mano lova. Žodžiu, tokie vat, tos kambariukas. Vaizdas pro langą.
pasigražinti. Ir viskas. Aš tiesą jam pasveikinti ir tos saldainius, kur nupirkau, išnešė visus. На, камера. Ну, не ги видако. Что? Една фото. Не буду, не. Только себя. А только, Ir ten visi mane apšnekinė. Aš biškai bijau lauką, dėl to, nes kai aš šiandien lauką, gal 6 žmonės į vidų įeina. Tipo, aš tiesiog bijau dėl savo daiktų, man kažkokia paranoja yra. Aišku, aš net nebijau, kad čia viskas gerai bus, bet tiesiog man kažkaip saugiau vidui bus. Langą tik atidarė prieš tai, ko aš dabar biškai geriau matos pro langą. Vaizdas. Kilimai ir medžią padžiauti. Atvariau tūliką. Senelizai. Paprasme, toks tūliko vaizdas, ramiai sau. Bandysim kažką čia daryti. Tai visai jaukus tas namukas, iš tikrųjų. Tik čia nesuprantu, iš ko padarytas jisai. Aš parėjau arbūzas, valgom, labai skanus. O živis, kad labas rytas, po 5:20 jau vairau. Mane palėdės iki kažkur, nežinau. O. 5:30 dabar. Bet tai neįmanoma mėgoti, nes tas karplys belia kaip garsus yra, tai žodžiu, varau. Žodžiu, jo, viskas atsveikinom. To prasme, aš ant tiek apsidaužęs jaučiuosi. Tas krioklys visą naktį. Nu, tos aišku, jis nesustojo. Neįmanoma mėgoti, aš nesprantu. Nu, aišku, jie pripratę, bet aš kaip pirmą naktį čia. Ta prasme, atrodo, kad sraigtasparnis tau skristų virš galvos visą naktį, absoliučiai. Ir šiaip iš esmės. Žodžiu, ta prasme, aš jau vakar link galo, jau labai vakare. Jau tas vyrukas, tas didukas jau tikrai bandė jau paskutinės dėti pastangas į vyro ieškojimą savo dukrai, sako. Bet paaiškiai, o kaip tu manai, o tu dar vienos žmonos norėtum ar ne? Sako, ar tu norėtum ir pas kitas žmonas eiti, tipo, ne tik pas savo? Sakau, ne, seniai, ta prasme, ne. Bet žodžiu, nu, neįtikėtina patirtis. Aš vis tiek sumokėjau, ta prasme, pydisą, čia 5 eurai. Dėl to, nes vakar visgi tą arbūzą atnešė. Nors aš galvoju, kad jisai nebeatneš, bet visgi tą arbūzą atnešė, kur aš buvau davęs, taip po 20 tų simonių. Tai tiesiog čia visam kaimui išdalino tam tą arbūzą. Nu, tipo, čia jaučiu retas dalykas. Jo, tai žodžiu, nu, dabar mano 5 valandas 17 km eiti iki ten, kur aš vakar pradėjau žygį. Ir iš ten tada žiūrėsim, arba autikas, arba vėl tranzuosiu, aš sakau. Žodžiu. Sustojo mašina, iki pat miesto daveš Pandžiakentą. Bet sakė, viškai turės pinigų duoti. Na tai benzin duos, jau 5 eurus kokius. Sustovom dar mašiną nusiplauti iš tų kalnų ir jau mieste esam beveik. Tai bandysiu patekti tą patį hostelį, kur vakar miegojau. Tikiuosi 8 valandą priims ryto. Viskas, jau grįžau į miestą. Einu pasiklausiu, ar tas hostelis mane priims dabar, nes dabar realiai yra 8:30. Šiaip žiauriai anksti dar iš tikrųjų. Tai aš dabar iš tam pasiliksiu jau miestą, niekur nevažiuosiu. Ir tuoj ryte važiuosiu sostinę jau ir toliau tęsiu kelionę. Tai iki kol kas.